Sveiki kolegos! Šios dienos trumpos pamokos tema – kaip susiūti overloką, kad siuvant neišsitampytų kraštas. Čia yra tas pats overlokas, tie patys siūlai, tas pats trikotažas, tas pats įstrižas pjūvis. Ir kaip matot, vieną pjūvį susiuvau overloko nereguliavus, o kitą susiuvau overloką sureguliavus. Vaizdas iš karto yra akivaizdus. Niekas yra nelyginta, tiesiog tai yra labai paprastas overloko sureguliavimas. Prieš pradedant siūti reikėtų dygsnio tankumą ir kokybę išbandyti ant būtent savo trikotažo. Ir tada jūs pamatysite, kaip atrodo jūsų siūlė. Na štai, jeigu jūs apmėtyt ir vaizdas jūsų netenkina, visa siūlė yra išsigarbanojus ir nekokybiška, vadinasi, reikia reguliuoti overloką. Kiekvienas overlokas turi du svarbius ratukus. Vienas iš jų yra dygsnio tankumo nustatymas, antrasis yra taip vadinamas diferencialas. Ir jeigu jūsų siūlė išsitampo, jį reikia pasukti skaičių didėjimo tvarka. Kai sukate, be abejo, tai darom labai po truputį, labai smarkiai jo sukti nereikia. Ir dabar atkreipkite dėmesį, kadangi man siūlė išsitampė, aš jį pasistatau šiek tiek daugiau negu vienetas. Šitas taškas dažniausiai reiškia tokį vidurkį. Bet būtent ant mano trikotažo reikia, kad šiek tiek kitaip overloko dantukai transportuotų trikotažą ir jį šiek tiek prilaikytų, kad jo neištampytų. Susireguliavom overloką, imam kitą skiautelę, bandom dar kartą. Na štai, viskas puiku. Vadinasi, siūlė kokybiška, galime siūti. Jeigu jums patiko šita pamoka, paspauskit like. Susitikim kitose pamokose. Nepamirškite prenumeruoti. Bus dar daug įdomių pamokų. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Iki kitų kartų.